Labas rytas. Na, panašu, prieš paskutinę šios didžiosios vasaros motokelionės diena Lenkijos pasienyje, Kompleks Beskid viešbučio kieme. Na ir šitame video trumpai papasakosiu apie savo šios kelionės transporto priemonę, savo ištikimą draugą Čigoną Pelikaną. Kodėl Čigonas Pelikanas jau papasakojau anksčiau, tai dabar trumpai apie jį. Tai yra 2022 metų gamybos Honda NT 1100, tai yra 1,1 litro darbinio tūrio variklis, 2 cilindrų, 104 arklio galios, automatinė pavarų dėžė. Didelis, tikrai nemažas, daugiausiai asfaltui pritaikytas kelioninis motociklas. Na ir pakankamai jisai manevringas ir miestuose, bet šiaip jo stichija turbūt yra gatvės ir keliai. Jisai šiek tiek yra modifikuotas pagal mano kelionės poreikius. Tai visų pirma yra uždėti Hepko Bekerio apsauginiai lankai, yra uždėtas Puigo turinginis stiklas, šiek tiek didesnis, biški daugiau apsaugo nuo vėjo. Yra šiek tiek pakeltas vairas, yra gertuvė labai patogi, telefono laikiklis. Na ir čia šitos kameros, su kuria dabar filmuoju, 360 laipsnių kameros, taip pat laikiklis, kuris atitinkamai reguliuojasi. Dabar kroviniai. Centrinė tašytė. Tai čia centriniai tašyti visokios įvairios smulkmenos, stiklo valikliai, skudurėliai, kokios nors dar smulkmenėlės, peiliukas, dar kažkas tai. Čia yra tašiukai priekyje tokie, tai šitam visokie buitiniai dalykėliai, tipo sulankstoma tašė, tepalas grandiniai, žibtuvėlis, žibintuvėlis, papildomas tinklas kroviniams, dar visokios smulkmenos. Dešinės pusės tašiai yra visa lietaus įranga, apranga, tai yra lietaus kelnės, lietaus antbačiai, lietaus striukė, papildomos pirštinės, tokie visokie dalykai, ko prireikia, jeigu pradėtų staigiai lyti. Čia yra taip pat kameros tvirtinimas ant lankų. Tai yra tie kadrai, kuriuos matėte, kada filmuoja, atrodo, kad kažkas iš priekio, tai kamera tvirtinasi ant laikiklio, čia iš priekio. Na, kas dar? Galinė centrinė dėžė, didelė 58 litrų gyvi centrinė dėžė. Čia šioks toks jovalas, bet čia iš tikrųjų tai dronas, kamera, kompas, gėrimai ir kiti greitos prieigos visokie rakandėliai. Čia laikikliai šoniniam tašiam. Čia toks įdomus yra kabliukas. Ant to kabliuko patogu bet ką pasikabinti, ar maišelį, ar šalmą, ar dar kažką, tai jeigu reikia. Taip, čia susidėjau dabar susidėliojau savo visokius daiktus. Tai vienoj tašiai yra palapinė, miegmaišis, miegojimo kilimėlis, žodžiu, visas namas. Kitoj tašiai yra kita stovyklavimo įranga, plus maisto gaminimo įranga, jetboilas, ten sulankstoma kėdutė, sulankstomas staliukas, šiek tiek turistinio maisto esant reikalui. Čia šitoj kelionėje neprireikia. Patogu, čia tašiai, va štai, peiliukas dar vienas turistinis sulankstomas. Va, čia dar papildomai gertuvė viena. Taip pat šitos tašės šitoj pusėje yra trauminė vaistinėlė. Tai yra čia turniketas, pleistrai, visokie kiti traumų atveju reikalingi dalykai. Nu ir tose dviejose tašėse yra rūbai ir įvairūs rūbai, tiek šalti, persirengti ir kiti mano turistavimui reikalingi rakandai. Tai va, pakankamai greitai visą tai susideda. Pirmiausia, tai sudedu tašes, šoninius krepšius. Jie labai greitai, labai patogiai
užsisega. Čia galima dar užsekti. Dabar galiniai tašiai užsekti naudoju rock strapsus. Tai jie labai patogus. Yra labai greitai užsitempia. Kas nežinote, rock strapsų labai rekomenduoju, kadangi čia yra tokia dalis su guma, o šita pusė yra tiesiog nailoninis trosas. Ir jie va taip, užsisega, užsitempia iš vienos pusės ir iš kitos. Žiauriai tvirtai ir patikimai laiko, žinokit. Va, tiesiog reikia klipsiukus užsekt, diržą užtempt ir viskas. Ir jie eina dviejų dydžių. Eina platus diržai ir siauri. Aš taip tokius pat turiu siaurus, prisektus prie šitos tašės. Va, ir kai imu mažą tašiuką, čia taip pat yra kabliukai. Prasegu pro tos kabliukus, va. Ir taip pat čia prie tų guminių dalių prisegu ir užtempiu. Na va, ir štai čigonas pelikanas pilnai pasiruošęs yra važiuoti. Va, čia jisai jau dabar yra visas pilnai paruoštas, apkrautas, sudėtas, viskas greitai, paprastai, lengvai. Taip pat nenuimant tašių galima greitai prie šoninių dalykų, prie šoninių tašių prieiti. Na ką, belieka atsisėst ir važiuot. Tai va, štai tiek trumpai apie mano kelionę žirgą. Jeigu kyla kažkokių daugiau klausimų, rašykit, atsakysiu. Na ir manau, kad žiemą susitiksim kokiam nors susitikime, galėsiu papasakoti daugiau ir išsamiau. O kol kas, labai ačiū visiems stebėjusiems, labai ačiū visiems laikinusiems, komentavusiems. Aš einu išsičekinsiu iš viešbučio, sėdu ant autostrados ir lenkiu link Lietuvos. Iki.